Labas vakaras, mano vardas Airina, esu emotikos konsultantė ir šiandien mes vėl savo internetiniuose svečiuose turim viešnią ir kalbinsim ją gyvame pokalbyje. Agnė Zinkevičiūtė, labas Agnė. Labas vakaras, Airina. Agnė, prisistatyk pati, kad tiksliai pasakytum, kas tu esi, kokios tavo tos ekspertinės sritys. Taip, aš nuo 2000 metų padedu žmonėms visais klausimais susijusiais su karjera. Karjeros keitimas, karjeros kūrimas, augimas, o kartais susimažinimas. Tai koks bebūtų klausimas karjeros srityje, žmonės į mane kreipiasi. Taip pat dirbu su organizacijomis nemažai. Kartais mokau įmonės priimti darbuotojus, atleisti darbuotojus. Yra kitų įdomių temų, su kuriomis dirbame kartu. Ir šiaip mano, jeigu tai pasakyti trumpai, pagrindinės pareigos, nors jau seniai taip vadinau per pareigas, tai yra karjeros coachingo specialistė. Ir turiu kitą labai įdomią sritį, tai yra sąmoningo kvėpavimo specialistė. Tai kai jungiu viską į vieną pusę, tai gaunasi toks labai smagus holistinis pagalbos būdas žmogui bet kokioje kryžkelėje atsidūrusiam. Aha, tikrai labai gerai. O šiandien mes labiau susifokusuosim į vieną tokią temą. Aišku, kaip jau pokalbis eisis tai, bet tema šiandien, nuo kurios bent jau pradėsim, tai yra darbuotojų atleidimas. Ir tema, sakyčiau, pakankamai jautri, man tai skamba kaip labai didelis iššūkis, bet suprantu, kad tai kiekvienas iššūkis savyje turi ir galimybę. Tai vat apie tai ir norėsis tave pakalbinti, kaip vat tą tokį jautrų žingsnį, jautrų etapą padėti peržengti visom pusėm, ar ne? Nes tai atleidžiamam darbuotojui tai yra turbūt gali būti didelis smūgis arba kažkoks nepatogumas arba iššūkis, bet lygiai taip pačiai nelengva ir vadovui ar personalo vadovui, tam žmogui, kuris atleidžia. Tai gal tu gali šiek tiek įvesti į tą temą, jau minėjai, kad dirbi su organizacijom, gal kažkokį tokį kontekstą biškį papasakok, kaip čia pas mus tas vyksta, ar tai yra populiaru kviesti pagalbą būtent šitoj srity, ar jau kažkaip tai tas sąmoningumas organizacijų, kokiam lygiai yra, kad pasirūpintų iš tikrųjų va tokiais, lyg atrodytų, jautriais aspektais. Taip. Iš tikrųjų, kai aš pradėjau dirbti atrankų srityje, galvų medžioklės srityje, 20 metų atgal, kaip pagalvoju, Dieve mano, kaip metai bėga, tai mes, kai pradėjome kalbėti apie išdarbinimo paslaugą ir nedrąsiai tiesa tuomet siūlyti įmonėms, kad mes padėsim jų atleidžiamus darbuotojus, pakonsultuosim ar ne, mes jiems parodysim tą kelią iš to darbo, iš to darbdavio į kitą ar ne darbą pas kitą darbdavį. Tai aš pamenu, aš tuomet buvau labai jauna ir labai ambicinga ir vadovavau įmonei. Ir aš taip norėjau energingai, taip, man atrodo, čia tokia gera paslauga, čia taip būtų tiesiog perversmas darbo rinkoje. Tai mažai kas mus girdėjo, tiesą sakant, iš tikrųjų mažai. Ir labai, Airina, gerai pastebėjai, kaip tas sąmoningumas, ar ne, tai dabar tas sąmoningumas tikrai yra išaugęs, bet čia yra normalu, ar ne, 20 metų yra didelis laiko tarpas. Tai man yra labai džiugu, kad tikrai daugėja organizacijų, kurios rūpinasi ne tik tai, kad atsirinkti tinkamiausius darbuotojus, kaip čia juos privilioti, ar ne, kaip sudaryti jiems sąlygas, kad jie visą savo gėrį, ar ne, ten kompetencijas ir patirtis atiduotų įmonės veiklos vystymui, plėtrai, ar ne, ir augimui. Bet ir tuo pačiu, kai, tarkim, galbūt rinka traukiasi, ar ne, arba dabar mes turim tokią situaciją, ar ne, pandemiją, ateina laikas atsisveikinti. Ir vis daugiau įmonių iš tikrųjų ieško konsultantų, tokių kaip aš, kad padėti susitvarkyti ne vien tik tai tą techninę pusę, mes išdarbinsim, o jūs padėkit tam žmogui susirasti ar ne kitą darbą.
bet ir iš tikrųjų emocinę pusę. Nes, vat kaip tu sakai, Airina, kad kai kuriems čia gali būti smūgis. Smūgis yra visiems, nes jeigu žmogus yra atleidžiamas staiga, ar ne, o dabar taip ir daugeliui atsitinka, jeigu kalbėt vat apie pastarąjį metą, ar ne, iš kitos pusės visada yra netikėta. Darbuotojui gal tikėta būna kartais, kai jį perspėja, ten, tarkim, sako, žiūrėk, tu nesusitvarkai, duodam tau 3 mėnesius ir paskui vėl sėsim kalbėti, ar ne? Bet ir tai žmogus iki paskutiniųjų tikisi, kad jį paliks įmonė, ar ne? Tai smūgis yra vienareikšmiškai ir ta darbo netektis, aš mėgstu vat, ir tiems žmonėms, kurie ateina pas mane individualiai, pavyzdžiui, pagalbos, sakyti, žiūrėk, visiškai normalu yra, kad tu jautiesi dabar taip, kaip jautiesi. O žmogus pirmiausiai tai būna labai piktas, nes jisai priema labai asmeniškai, ar ne, o kodėl mane, o ką aš padariau, o kaip jie drįso, aš tiek metų atidaviau, ar ne, kai taip, tai va, mane ir gerbė ir mylėjo, o dabar va, prašau, ar ne, išmetai gatvę. Tai yra normalios emocijos ir su jom reikia tvarkytis ir kartais žmogui vienam tą padaryti yra labai sunku. Tai aš galiu kalbėti dviemis kryptimis. Pas mane ateina žmonės, kurie patys mane susiranda, ar ne, vat, ir moka savo pinigus, kartais iš tų išeitinių pašalpų, po pinigų, ar ne, kartais tiesiog atleidžia, pas mus atsitinka atleidžia ir visiškai be nieko. Ir kita kryptis, kai įmonė sumoka pinigus, ar ne, konsultantui, tam, kad visokiojopai pasirūpinti žmogum, tol, kol jisai pereis į kitą etapą, tai yra saugiai ir ramiai bus įdarbintas kažkurioje kitoje kompanijoje. Tai turiu patirti, žinai, ir konkretų žmogų globoti, kai jisai pats ateina ir sako, žemė iš po kojų slydo ir Agnė iš vis nežinau, ką daryti. Ir tuo pačiu, kai ateina darbdavys ir sako, mes turėsim va tokį, kartais sako projektą, kartais sako, turėsim tokį perversmą, kartais sako, mes vykdysim didelę transformaciją, ten yra struktūrizacija, visai pavadina, ar ne? Bet taip, būna, kad ir su konkrečiu vadovu turiu dirbti, nes atleisti darbuotoją irgi yra, oi, jeigu ypatingai nėra patirties, kad daug, nes yra vadovai, kurie sako, oi, čia, žinai, darbas, Agnė, priimti, atleisti, nu ką daryti, čia yra vadovo darbas. Bet yra tų, kurie yra labai jautrus ir tikrai labai jautriai tą priema, jiems sunku atsisveikinti su darbuotoju. Tai tada, žinai, tenka padėti ir vienai, ir kitai pusiai. O kokia va ta pagalba, tu gal gali šiek tiek va, iš praktinės pusės papasakot, kaip tas vyksta, ką tu darai? Tai paimkim, pavyzdžiui, tą atvejį, kai įmonė kreipiasi, ar ne? Tai paprastai tai neatsitinka taip, kad staiga, va dabar per šią savaitę, ar ne, turim atleisti, tarkim, kažkokį tai kiekį žmonių. Paprastai įmonė tą planuoja. Tai mes susitinkam su įmonės kartais vadovybė jau aukščiausio lygio, kartais yra personalo žmogus ar ne paskirtas. Ir mes pirmiausiai žiūrim, kiek žmonių bus atleidžiama, kokie tie žmonės ar ne, kokiais etapais jie bus atleidžiami, nes ne visada yra, ypač jeigu didelis kiekis žmonių atleidžiama, tai ne visada tai yra, kad va, tą pirmadienį ar ne, jau nebeteis ten 200 ar ten keli šimtai daugiau. Tai žiūrim krūvius, ar ne, žiūrim, kurie bus pirmiau atleisti. Jau jiems pranešus, jie dar dirba, ar ne, jau jie gauna žinutę, kad, žiūrėk, tau yra paskirtas va toksai paketas. Pavyzdžiui, 3 mėnesius tu gali ateiti pas karjeros coachingo specialistą tiek kartų, kiek tai tu nori, ar ne. Gal tarsi 3 mėnesių laikotarpyje gali eiti. Kartais būna, kad tas žmogus darbą susiranda per savaitę, ar ne? Kartais būna, kad praeina 3 mėnesiai ir jis dar neturi darbo. Kartais tai būna, iš tikrųjų. Priklauso labai nuo kokia patirtis žmogaus, ar ne, labai priklauso nuo emocinio stovio. Tai mes darom viską, kad tas laikas sutrumpėtų. Bet įmanomi variantai yra tokie, tarkim, vienos įmonės sako, aš duosiu 3 mėnesių laikotarpį, ne? Kitos sako, mes kadangi atleidinėsim kelis aukščiausio lygio vadovus, 3 mėnesiai čia yra juokas, imkim pusmetį, ne? Duoda pusmečio palaikymo paketą. Kai kurios įmonės ne vien tik tai samdo karjeros specialistą, bet taip pat perka psichologo konsultacijas.
Ir man yra tekę dirbti projekte, kur dirbam ir kaip karjeros specialistai, ar ne, keletas žmonių su labai didelė organizacija, ir psichologai, ir tada vis tiek, tarkim, žmogus jau jisai pabuvęs pas psichologą, jisai ateina pas karjeros specialistą, jisai vis tiek yra žmogus. Jisai vis tiek nori pasipasakoti, bet kokia neteisybė, ar ne, ką man daryti, situacijos, jūs neįsivaizduojat, kiek situacijų. Tarkim, ką man daryti, aš jaunas tėvas, tik gimė vaikas, ar ne, ir aš vienintelis maitintojas ir dabar neteksiu darbo. Kažkas ten tik pasiėmė paskolą svajonių namui ir pasitvirtino, ar ne, ir nebeliek. Aš tiek istorijų prisiklausau, kad tikrai Dieve padėk. Ir aišku, būna ir tokių situacijų, kur žmogus, jisai žino, kad jie atleis, ar ne, bet jisai jaučiasi stiprus, jisai žino, kad ne pirmas kartas, kai jisai ieško darbo, ir čia yra visiškai normalu, jisai savim pasitikė, ar ne, ir tada ir jam yra lengviau, ir man yra tam tikra prasme lengviau, nes mes žinom, kad kaip sveikų protų vadovautis gali žmogus, ar ne, jisai žino, ko jisai nežino, tas irgi labai smagu, tada jisai gali paklausti, ar ne, ir mes sudėliojame etapais, ką jam reikia daryti, nuo išsigryninti, kokioj srity jisai norės dirbti, ar ne, iki paruošimo visų gyvenimo aprašymų, LinkedIn profilio, paruošimo interviu dalyvauti, nes labai daug yra žmonių tokių, kur, tarkim, jiems atleidimas atsitiko pirmą kartą gyvenime, ar ne? Ir sako, aš nežinau iš viso, ką reiškia ieškoti darbą, aš neieškojau. Visada darbas mane susirasdavo, ką daryti, žinai, ką daryti. Tai visada yra tas pirminis pokalbis, tai apie emocijas. Čia kaip chrestomatinis pavyzdys, žinai, žmogus ateina, jisai nori išsikalbėti. Kartais užtenka vieno karto, kartais reikia leisti žmogui kalbėtis keletą kartų, kol iš tikrųjų tas garas nueina, žinai, ir jisai pradeda realiai suvokti, kas atsitiko. Ir kuo anksčiau mes galime pradėti ruošti planą, kad jo protas jau, žinai, turėtų kitą tikslą ir jisai matytų, per šią savaitę reikia padaryti va tą ir tą ir tą, ar ne, viskas labai aišku, padarau, ateinu vėl pas konsultantą, ką toliau galiu daryti, ar ne, va tą ir tą ir tą. Ir tarsi iš to chaoso jau atsiranda kažkokia struktūra. Ir kai žmogaus galvoje atsiranda struktūra, jam yra žymiai paprasčiau. Tai jeigu taip pasižiūrėti kaip čia pasakyti, tą kelią, ar ne, tai gavo žmogus pranešimą, kad tu būsi atleistas va tada ir tada, fantastiško gerumo atveju jisai iš karto gauna pasiūlymą, žiūrėk, tau bus sumokėta va tiek ir tau dar yra papildomai paketas va tokios tai pagalbos, ar ne. Ir Airina, nepatikėsim, bet yra atveju, kai žmogus būna toks piktas, kad jisai tą paketą žiūri kaip į kokį įžeidimą. Žinai. Jam atrodo, kad jūs čia pasityčiojimas, kokie čia konsultantai, nieko man nereikia, jūs man, tai reiškia pinigų konsultantams tai yra, o reiškia man darbo vietą išsaugoti tai neįmanoma, ar ne? Būna ir tokių žmonių ir labai irgi dirbam su darbdaviais, kad kalbėtis kaip tam žmogui pateikti šitą dovaną, ar ne, kad jisai priimtų kaip dovaną, o ne kaip kažkokį tai dar, nežinau, ten smūgį per veidą, žinai. Bet labai dažnai pasiteisina toks dalykas, kad jeigu tai yra daug darbuotojų atleidimas vienu metu, jeigu vienas atėjo ir jam patiko, antras atėjo, trečias, ar ne, žmonės tarpusavėje šnekasi. Ir tada net didžiausi skeptikai, jie surizikuoja ir ateina kalbėtis. Ir aš visiškai, pradžioje man buvo labai keista, aš galvoju, kaip taip yra, ta prasme, tu įsivaizduoji, duoda ir ten, tarkim, 3 mėnesių, pusės mėnesių išeitinę ir dar tokią pagalbą ir įsivaizduoji, neima. Va, bet paskui aš supratau ilgainiui, kad labai priklauso ir nuo to, koks santykis darbdavio buvo su darbuotoju iki atleidimo. Ne? Ir kuo jisai buvo geresnis ir glaudesnis, ar ne, tuo iš tikrųjų yra sunkiau skirtis tam tikrą prasme, bet iš kitos pusės, jeigu santykis buvo atviras, tai tada žmonės gali atvirai ir kalbėtis. Tuomet yra žymiai lengviau priimti pagalbą.
Bet jeigu darbuotojų kažkur ten viduj, žinai, vis kirba, kad su manim nežmogiškai pasielgė, mane nuskriaudė, o kodėl Petro net leido mane, ar ne, arba kodėl mane dabar, o Petro tai sakė vėliau. Tai yra natūralios žmogaus reakcijos, natūralios emocijos, kol jisai praeina tą, žinai, nepriėmimo, atmetimo, paskui ten, aišku, pykčio begalinio etapą, jis tiesiog negali realiai mąstyti ir tiesiog trypčia vietoje, žinai, tarsi eikvoja savo energiją, norėtų susakyti tuščiai, iš tikrųjų netuščiai, iš tikrųjų jam taip gaunasi, jisai daro tą, ką jisai gali, ar ne. Tai kartais tiesiog irgi tenka, aš nesu psichologė pati, bet čia man gal daugiau padeda šiaip išprusimas ir ta sąmoningo kvėpavimo terapija, kur tikrai galiu padėti žmogui per sąlyginai trumpesnį laiką su tom emocijom susitvarkyti, kad paskui būtų galima dirbti, žinai, protaujant. Emocijas supakavus jau tinkamai. Taip, bet čia turbūt, tu paminėjai, kad įtakos didelės turi tas santykis su vadovu, bet turbūt vienas iš didelių faktorių yra ir tai, kaip pranešama ta naujiena ar net leidimo. Nes jeigu tu čia geriau pasakysi, ar ne, kaip geriau tą kažkaip tai pranešti, bet aš visada esu šalininkė to atvirumo ir to darbuotojo įtraukimo, tai reiškia, kad jeigu jam papasakojama, kas vyksta, kodėl vyksta, atvirom kortom, ar ne, ir dabar situacija tokia, dėl to, tokių imamės veiksmų, aišku, vis tiek tai, kaip tu sakai, šokas, bet turbūt tas palengvintų, ar ne, negu kažkoks be didelio paaiškinimo, tiesiog tu išeini, o jis ir jie lieka. Aš tokių pavyzdžių dabar nelabai girdžiu, nes turbūt mano tokia veiklos kryptis, kur jau aš dirbu su tais darbdaviais, kurie sąmoningi ir taip nedaro. Bet man žmonės, kurie asmeniškai kreipiasi, jie man kartais tokias istorijas pasakoja, tokio visiškai nežmoniško atleidimo. Bet žinai, tu sakai, komunikuoti kiek įmanoma aiškiau ir atviriau. Kai kada įmonės turi tokias situacijas, kur jos ne iš blogos valios, bet negali komunikuoti. Ne? Ir yra etapai. Reikia pirmiausiai sutvarkyti tą ir tą, paskui tą ir tą, ir tada, ar ne, bus išeis pranešimai. Tai paprastai tos organizacijos, kurios, tarkime, yra tarptautinės, kurioms yra ne pirmas kartas, pavyzdžiui, uždaryti tam tikroj šalyje ar ne savo veiklą. Tai jos turi procedūras, ten yra paruošti jau šablonai, ar ne? Yra aišku, kokią savaitę, kokį pranešimą, kokiam skyriui ir ką ten sakyti, ir vadovai yra apmokomi, ar ne, pas tave ateis, tau taip ir taip sakys, tavo atsakymas turi būti toks ir anoks. Ir tada tas procesas, jisai praeina sklandžiau, žymiai sklandžiau. Jeigu tokios patirties nėra, ar ne, kad tai vyksta pirmą kartą, tada aš sakyčiau, kad labai būtų pravartu. Aišku, žinai, čia ne visos organizacijos gali tą sau leisti, galbūt galėtum sakyti finansiškai, bet iš kitos pusės aš manau, kad tai yra ne tiek finansų klausimas, kiek supratimo galvoje, ar ne? Nes pinigai yra uždirbami net kai uždarinėjai, tarkim, įmonę, tų pinigų galima atrasti, kad žmogiškai su žmonėmis atsisveikinti. Tai, žinai, pagalbos paėmimas iš patyrusių žmonių tam, kad sklandžiau praeitų tas procesas, visada atsipirks. Visada atsipirks. Kai įmonės bando išradinėti dviratį ir įsivaizduoja, kad, čia nieko tokio, paims ir pasakysi, ar ne, tarkim, vadovybė nuleidžia ten departamentų vadovams. Nuo tada ir tada savo skyriaus, darbuotojų skaičių susimažini ten, tarkim, 13%, 10%, nesvarbu kiek procentų. Ne? Kokiu būdu, pagal ką, neaišku, spręsk pats. Tai įsivaizduoju, tam departamento direktoriui koks yra stresas, kaip, pagal ką jam nuspręsti dabar, kurį čia reikia atleisti ir kurį palikti, ar ne? Tai yra pirmas kartas ir nėra su kuo pasitarti. Ir žmonės dėl to pridaro klaidų, nes tiesiog nežino. Bet
yra gerosios praktikos ir Lietuvos rinkoje jau jos yra labai nemažai, reikia tik tai pasidomėti. Ne? Ir kitą kartą gal ten gali nepirkti, gali paskambinti telefonu, užduoti keletą klausimų ir jau padarysi mažiau klaidų. Tai man, žinai, taip, ne tai, kad sunku, bet gal būtų neteisinga atsakyti į tavo klausimą taip labai konkrečiai, kad tarkim, prieš mėnesį reikia tokį pranešimą padaryti, ar ne, likus tokiam laikui va tokį ir tada va tokį, nes ir tie atleidimai yra dėl skirtingų priežasčių, skirtingo dydžio, ar ne, ir skirtingais etapais. Bet, kad atleidimas yra, jeigu kuo mažiau komunikuojamas, ar ne, tuo labiau aplimpa gandais, tai čia faktas. Tai čia yra faktas. Ir tada kenčia, žinai, visa organizacija, nes, tarkim, atleidinėjama, ne visa, ar ne, komanda, dalimis. Kažkas nedasakyta, kažkas nutilėta, prasideda ten virtuvėlėse, žinai, tokie pokalbiai pašnibždomis, o aš girdėjau, kad, žinai, va taip ir taip, o kitas sako, ne, aš tai galvoju, tai tikrai paliks, va mane tai atleis, ne? Krenta labai žmonių, ne tik, kad ta, toks, žinai, psichologinė parengtis dirbti, motivacija, ar ne, krenta labai daug, nes žmonės daug savo energijos išleidžia tam, kad kalbėti apie tai, ko jie nežino. Tai man įmonės vadovai nekart yra sakę, kurie sėkmingai šitą procesą yra suvaldę, ar ne, kad, sako, net tada, kai labai aiškiai komunikuoji, kai palieki savo kabineto duris atviras, ar ne, kad žmogus galėtų, žmonės, ne žmogus, žmonės, bet kurie galėtų ateiti ir išsikalbėti, pasakyti, kas jiems ant širdies guli, ar ne, net tada yra labai sunku suvaldyti teisingai. Kitas dalykas, mes esam žmonės, mums reikia suprasti, kad bet koks pokytis, kurio mes nekūrėm, ne, kuris mums iš giedro dangaus žaibas trenkia, jisai visada susilauks pasipriešinimo. Visada. Ir čia yra normalu. Ta reikia tiesiog žinoti. Ne? Tai tiek vadovams reikia žinoti, kad tiesiog bus etapas, kai reikės turėti nemalonius pokalbius, kai reikia leisti žmogui susitaikyti, išgirsti. Aš, pavyzdžiui, dalyvavau prieš metus vienos labai didelės įmonės, pavadinkim, susirinkime, tokiam, kur aukščiausia vadovybė nusprendė pranešti apie tai, kad nuo ten va tokios tai datos, ar ne, neliks tam tikrų paslaugų centrų. Ne? Ir sėdi darbuotojai, kurie tuose paslaugų centruose dirba. Ir žinai, Airina, aš sėdėjau toj salėje, gale salės, aš stebėjau žmonės, aš stebėjau, ką vadovai komunikuoja. Ir nors aš buvau pakviesta, kad paskui truputėlį sušvelninti tą žinutę, kaip išorinis žmogus, ar ne, aš labai aiškiai mačiau, nes buvau salėje ir girdėjau, ką žmonės šneka, jie nesuprato, kad tai yra žinutė, kad jūsų nebeliks, supranti? Reiškia, ta komunikacija buvo taip įvyniota į kažkokius tai, vat, keisis tas ir tas, mes skaitmenizuosim tą ir tą, rinka eina į ten ir ten, dėl to mes auksim, dėl to mes čia mažinsime, dėl to čia taip ir anaip. Nu, žodžiu, tam tikri pokyčiai nusimato ten, tarkim, nuo rugsėjo 1 dienos, ar ne? Ir žmonės atsisukinėja viens į kitą ten skirtingų regionų, žinai, maždaug. O tu supratai, čia Klaipėdai, ar čia Šiauliams, sakė, ar čia, žinai. Ir galiausiai jau pačiam, žinai, susirinkimo, nežinau, ten, pabaigoj pačioj, viena moteris atsistojo ir sako, klausykit, a čia taip, jūs bandot pasakyti, kad šitų centrų iš viso neliks? Nu, ir ten vienas vadovas sako, taip, nu taip. Nu, ir tada įsivaizduoju, kokia reakcija salėje, ar ne? Tai aišku, vadovai kalbėjo tą, ką jie geriausiai sugebėjo tuo metu kalbėti, bet nepasitenkinimas buvo didžiulis. Didžiulis, nes taigi tai liečia, ar ne, tai liečia mūsų šeimas, tai liečia, o tai palauk, o tai kas po to? Taip. Aš šokas. Agne, dar prisiminiau, kad nepaminėjau, kad tie, kas žiūrite ir turit klausimų, tai rašykit komentaruose, mes juos matysim ir mes atsakysim į tos klausimus arba pakomentuosim.
Tai jeigu tik tai turit pastebėjimų ir klausimų, tai būtinai tą mums perduokit. Labai gerai. Mums O čia Agne, taip gera dviem kalbėtis, ar ne, ir pamiršom, kad yra. pamiršau, kad čia dar yra žiūrinčių ir dalyvaujančių, žinai, kurių mes tiesiog nematom. Taip. O Agne, tu gal gali pasidalinti tuo atveju, nežinau, ar tu minėjai tą patį ar ne, bet tau teko dirbti su labai dideliu projektu, mes ir žadėjom, kad irgi truputėlį pasidalinsi tą patirtim su Barclays, ar ne? Taip, taip. Kas ten buvo per situacija? Ten buvo daug didelis kiekis, ar ne, atleidžiamų darbuotojų? Taip, tai iš karto pasakysiu, čia ką pasakau, tai nebuvo Barclays variantas, bet ten aš buvau pakviesta kaip viena iš karjeros coachingo specialisčių, nes dirbo komanda, ar ne, aš dirbau kartu su Manpower Group, tam, kad 2019 metais Barclays išeidinėjo iš Lietuvos, ar ne, ir buvo labai aišku, kad visi darbuotojai bus atleisti. Ir atleidinėjami darbuotojai buvo etapais, reiškia, pirma banga, mes taip vadinom, pirma banga, ar ne, ir paskui lauksim antros bangos. Įmonė iš tikrųjų, čia buvo ta įmonė, kurie samdė ir psichologus, ir karjeros specialistus. Ir suvaldė, aišku, jie labai gražiai ir puikiai, jeigu žiūrėti procedūriškai, ar ne? Čia va tas atvejis, kai jau yra tradicijos, jau yra procedūros, ar ne, kur tiesiog reikia, skaitai procedūrą ir viskas labai aišku. Va dabar išeina tokia žinutė. Va dabar žmonės eina į tokią sistemą, ten registruojasi, va dabar jiems ta sistema atsiunčia kvietimą ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Tai atrodo, kad viskas turėjo vykti labai labai sklandžiai. Bet kai buvo ta pirma banga, ten ir susidūrėm su visiškai netikėta reakcija, kad konsultantai jau laukiam, ar ne, kaip jau čia užplūs mūsų žmonės ir niekas nesiregistruoja. Ne? Ta prasme, žmonės nepuolė iš karto imti tą pagalbą. Jiems reikėjo išgyventi, matyti tą šoką. Iš kitos pusės jie žinojo, kad, tarkim, tai aš dar dirbsiu ten, tarkim, pusę metų, ar ne? Arba, taigi čia uždarinės po 3 mėnesių, tai dar spėsiu, ar ne? Kiekvienas iš tikrųjų žmogus labai individualiai į tai reagavo. Ir ten buvo toks, žinai, vienas variantas įdomus, čia irgi atrodo didžiulė kompanija, ar ne, viską žino, kaip reikia daryti. Vienas iš jų specialistų man pasakoja savo nuoskaudą. Sako, tu įsivaizduoji, Agne, aš pradirbau ten tiek daug metų, ar ne, ir šitą žinutę mum atvažiavo pranešti kažkoksai, tai žodžiu, labai aukšto lygio vadovas, ar ne, kurio aš gyvenime nematęs. Tai, o kodėl ne mūsiškiai? Ir va tokių nuoskaudų, kiekvienas turi kažkokią skirtingą nuoskaudą. Kodėl ne taip, o kodėl raštu, o kodėl ne žodžiu, ar ne, o kodėl mūsų departamentui vėliau negu kita. Ta prasme, žmonės jie yra žmonės ir jie turi teisę reaguoti taip, kaip jie nori reaguoti. Ir va čia buvo įdomu stebėti, kad, tarkim, paketai tai jau paruošti, ar ne, mes pasiruošę dirbti. Ateina vienas, antras žmogus, ar ne, taip nedrąsiai, pasibando, o tai ką čia reikės daryti, o tai ką jūs man galite duoti, ar ne. Nors atrodo, kad viskas jiems yra parašyta, jie gaudami tą žinutę apie atleidimą, ar ne, jau jie gavo labai konkrečias instrukcijas, ką toliau jie gali daryti, ar ne. Bet kai kurie galbūt nepaskaitė iš to pykčio ir žinai, susierzinimo. Kai kurie galbūt skaitė, nieko nesuprato, kas irgi yra labai normalu, nes kai emocijos ima viršų, tiesiog sunku susigaudyti, žinai, sunku sukoncentruoti dėmesį. Ir va taip po truputį žmonės pradėjo eiti, pradėjo kalbėtis tarpusavyje, žinai, skyriuose, kad, žinai, čia visai neblogai. Ir jau kai atėjo ta antra atleidimo banga, ten jau iš tikrųjų ėjo žmonės drąsiai, nes žinojo iš pirmos bangos, koks yra efektas. Kaip greičiau gali rasti kitą darbą, kai tu turi konsultantą, kuris tave lydi. Ne? Ir vat, kai jau gavo žmonės tą patyrimą iš lūpų į lūpas, man pasisekė, aš jau įsidarbinau, ar ne? Arba tu įsivaizduoji, dalyvauti jau iš karto 4 pokalbiuose pas skirtingus darbdavius. Tu įsivaizduoji, o man konsultantė darė va tą ir tą, pasakė va tą ir tą, arba ten, tarkim, pati davė pasiūlymą, kurio būčiau nepamatęs. Ne? Ir va tada žmonėms drąsiau. Ir tai ne visi pasinaudojo šitą dovaną.
Ir vėlgi dėl skirtingų priežasčių. Buvo žmonių, kurie patys darbą susirado, ar ne? Buvo žmonių, kur nusprendė pasinaudoti progą ir metams išvažiuoti keliauti, nes tai buvo seniai planuota ir vat staiga gyvenimas duoda dovaną. Ne? Tai vėlgi tą, ką įmonė siūlė, jinai siūlė kaip standartinius paketus. Aukščiausio lygio vadovams 0,5 metų pagalba, ar ne, žemesnio lygio 3 mėnesių pagalba. Ir žmonės naudojosi labai labai skirtingai. Kažkas atėjo, pavyzdžiui, į 2 konsultacijas, ar ne, kažkas ėjo, pavyzdžiui, 3 mėnesius kartą per savaitę. Ir tai yra normalu. Dabar taip labai norisi, žinai, pasakyti, o tai kokia čia nauda, nu kas iš to, ta prasme, įmonė užsidarė, ar ne, ir kam dabar čia reikia tiek pinigų išleisti, kad pasirūpinti žmonėmis, kurių tu tikrai paskui neįdarbinsi, nes nebebus šitos veiklos Lietuvoje, ar ne. Bet praktika rodo, kad kai yra, va, dabar jeigu kalbam apie Barclays, ar ne, tokio lygio atleidimas, tai yra visiškas uždarimas, taip. Nuo to, kaip įmonė suvaldys atleidžiamų darbuotojų tolimesnę kelionę, ar ne, labai priklausys, ką tie žmonės kalbės apie įmonę apskritai. Taip? Ir jau čia iš savo ilgametės patirties galiu sakyti, vis mokom žmonės, kad apie savo buvusį vadovą, ar ne, arba pagarbiai tylėk, arba jau kalbėk, kas tik tai gera. Taip? Bet žmonės, ypač kurie yra atleisti neteisingai, ar ne, jie labai kalba. O dabar, kai dar socialiniai tinklai šitaip aktyviai, ar ne, leidžia skleisti žinutes, tai nusivaizduokite, jeigu atleidžiama virš 400 darbuotojų ir visi būtų nelaimingi, ar ne, kiek ten tos žinutės neigiamos nueitų rinkoje. Kitas dalykas, tas žmogus, kuriuo yra pasirūpinta, jisai į po darbo pokalbį ateina žymiai labiau savim pasitikintis. Jisai jau žino, ką jisai gali, jisai žino, ko nori, mes išsigryninam ten jo stiprybės, kompetencijas, ar ne, kitą kartą galim ir pakonsultuoti, gal jam vertėtų keisti sritį bent kažkiek tai, o gal kardinaliai, ar ne, tada galima vėlgi ieškoti būdų jam padėti tą kvalifikaciją kelti arba kažkokioj naujoj srity ją kaupti. Taip kad žmogus, jisai, žinai, aš kartais sakau, turi galimybę neprarasti savo orumo ir ateiti kaip, nežinau, vat savim pasitikintis specialistas, nesvarbu, kad mane atleido, bet aš žinau, kas aš esu ir aš žinau, ką aš jums galiu duoti. Ir tie, kurie nėra patyrę atleidimo, ypač vat masinio, ne, tai jie dabar galėtų manęs klausyti ir galvoti, nu kas čia tokio, tai jeigu tu esi geras specialistas, koks skirtumas, taigi tu pasitikėsi, tave nupirks toj pat kitas, ar ne, darbdavys. Bet taip nėra. Net ir pačiam geriausiam specialistui emocijos labai dažnai ima viršų. Ir kuo ilgiau žmogus po atleidimo neranda kito darbo, tuo labiau jam krenta pasitikėjimas savim. Ir pats geriausias specialistas, žinai, ateina pas mane ir tokiom liūdnom akim, žinai, ir tokiais jau pasidavusių žmogaus žodžiais pradeda kalbėti, kad ko gero nieko čia nebus, ar ne, važiuok jau ten, pavyzdžiui, 3 mėnesiai praėjo, niekas manęs neima, žinai, ką daryti. Ir tas konsultanto turėjimas šalia, jisai neleidžia kristi visiškai į tą tamsą. Nes mes žinom darbo rinką, mes žinom, kas joje vyksta, mes žinom, kokie yra šansai, ar ne, mes galim panaviguoti tą žmogų, mes galim jam duoti grįžtamą į ryšį, ką stiprinti. Ne? Kur aš kartais tiesiai šviesiai sakau, žiūrėk, tu esi labai labai fainas su savo patirtim ir kaip žmogus, tiesiog tavo akise matosi pasidavimas, nusivylimas, tu neturi energijos. Tau tiesiog reikia, žinai, eiti ilsėtis, pavyzdžiui, reikia priminti žmogui, ką jisai mėgdavo anksčiau daryti, ar ten jisai bėgiotų, ar jisai, nežinau, plauktų, ką tu nori, tą tu daryk, bet reikia į organizmą, į kūną parnešti energiją. Ir kai jau jinai yra išėjus, ją parnešti būna labai sunku, žinai, žmonės žiūri mane ir sako, Agnė, iš lovos nelipu, aš nenoriu. Kokia energija. Ir jeigu tokį žmogų palikti vieną, tai jisai labai ilgai gali neberasti darbo, žinai, ir tai tiesiog gali sugniuždyti žmogų, va toksai atleidimas. O juk jie dar tarpusavėje šnekasi.
Ir paskui pasakoja istorijas. Vat jau mano ten, tarkim, kabineto vienas kolega susirado darbą, jau kitas susirado darbą. Kas su man negerai, o kodėl man nesiseka? Ne? O tu esi minėjus netgi tokį terminą, kad darbuotojai taptų ambasadoriais įmonės. Ar ne? Taip. Kad tai yra įmanoma, kad tas procesas suvaldomas taip, kaip čia žmogiškai, taip su rūpesčiu, su pagalba, kad turbūt pagrindinis tikslas organizacijų ir yra tos pagalbos ne tik tai padėti konkrečiai žmonėms, bet ir dirbti su tuo savo įvaizdžiu ir išlaikyti savo vardą, ar ne, tokios kaip socialiai atsakingos organizacijos statusą. Tikrai. Žinai, Arina, va čia irgi, ačiū, kad priminei šitą mintį, vėlgi, kai tie socialiniai tinklai leidžia žinutės kleisti labai toli, ar ne, ir labai plačiai, tai įmonėms va tas kurtas, pavyzdžiui, nežinau, geidžiamiausio darbdavio įvaizdis, ar ne, per daug metų užtarnautas, staiga vat, per tokį neapsižiūrėtą atleidimą gali labai stipriai, žinai, visą tą įdirbį gali taip kaip, nežinau, per kokį vamzdį, galima sakyti kanalizacijos, kad jis toks ir yra, ne? Taip, ir viską nuplauti, taip. Tai žmonės kalbasi ir gyvai susitikę, žmonės kalbasi ir socialiniuose tinkluose. Vėlgi, procedūros procedūrom, bet jeigu žmogaus vadovas neina į kontaktą, ne, neina kalbėtis, nes, pavyzdžiui, pats pasimetęs, jis sako, pavyzdžiui, ten, Tomai, aš ten turiu tau ką pasakyti, tau viskas parašyta, va, tu gavai paketą, ar ne, tavim rūpinsis ten, va, Agnė Zinkevičiūtė tau paskirta. Tai nėra pats geriausias, ar ne, būdas bendrauti. Tai va čia ir prasideda toksai, kaip čia pasakyti, nuoskaudos rinkimas. Tai man čia nupirko kažkokią tai Agnę Zinkevičiūtę, tai jau dabar jau čia man vadovas jau viskas, ta prasme, jau aš jam nebereikalingas, ar ne? Ir tada geriausi darbdavio norai, jie nepateisina to, ką, tarsi tie pinigai jau investuoti į pagalbą, ar ne, bet žmogus lieka piktas, nes juo dirbs, matai, svetimas žmogus, o kodėl vadovas net neatsisveikino, kodėl vadovas net rekomendacijos neparašė, ar ten dar kažkas, ar ne. Tai yra tokių pavyzdžių ir ne vieną, ir ne du mačiau, kur vat viešai įmonė atrodo labai gražiai, o kai ateina laikas spręsti krizę, ir kas yra įmonė, ar ne, įmonė juk yra žmonių būrys, taip, o tie žmonės labai skirtingai priima iššūkius vat, tuose transformacijose ir byra tas gražus įvaizdis, gražaus tobulo darbdavio, ar ne, pavyzdžiui, sakoma yra pas ką nors ten įmonėje, mūsų didžiausia vertybė yra žmogus. Ir paskui ir pasileido atleidimų banga ir atleidinėjami žmonės visiškai nežmogiškai. O čia šitoje vietoje, Agne, gal tu gali pasidalinti keliom ar įžvalgom, ar patarimais, gal taip galima vadinti, va tam vadovui, kuriam reikia arba reikės suvaldyti tokią sudėtingą situaciją, va, į ką atkreipti dėmesį, pagrindiniai dalykai, ką būtinai reikia apgalvoti, ar padaryti, ar pasakyti, va, kokios tavo būtų tokios įžvalgos? Žinai, aš galvoju, vadovui visų pirma, aš norėčiau palinkėti ir patarti, kad jisai prisimintų, kad jis yra žmogus ir atleidžia jisai žmogų, ar ne? Ne, aš ten, tarkim, vadovas personalo atleidžiu projektų vadovą, ar ne? Kas yra truputėlį nuasmeninta, bet aš, Jonas, atleidžiu ten Martyną. Ne? Ir truputėlį nepabijoti to asmeniškumo. Eit pas tą Martyną ir kalbėtis. Eit jam ir paaiškinti. Vyksta va tas ir tas. Tai čia jeigu nėra tas masinis atleidimas, ar ne, nes jeigu masinis, tai su kiekvienu nėra galimybės pakalbėti, tarkim, personalo vienam žmogui, ir ne, jau ten prasideda departamentų vadovai šneka. Bet tiesiog eit į žmogišką kontaktą. Pasakoti, kad kaip aš jaučiuosi. Vadovai labai dažnai pamiršta, kad jie gali parodyti tam atleidžiamam darbuotojui ir savo vidų. Tu neįsivaizduoji, kaip man sunku. Ne? Tai nebuvo, pavyzdžiui, mano pasirinkimas. Ar ne?
Bet aš esu čia dėl tavęs, aš suprantu, kad tau yra nesmagi žinia, patikėk manim, man irgi lygiai taip pat. Mes turim tau pasiūlymą va tokį ir tokį ir tokį, bet aš suprantu, kad tau reikės laiko, ar ne, tai tu žinok, kad mano duris atviros, tu gali su manim kalbėti, padarysiu dėl tavęs viską, ką galiu, tu tik man pasakyk. Ne? Ir jeigu vadovas nebijotų rodyti savo truputėlį vidaus, darbuotojas, jisai noriai, galbūt ne per pirmą pokalbį, bet irgi gali ateiti ir pasakyti, tarkim, jūs įsivaizduojate, kokiame laikotarpį jūs mane atleidžiat. Ir tada pasipasakoti tą, ką dažnai man pasakoja, ar ne, visiškai svetimam žmogui. Sutapo taip, kad ten, tarkim, mano tokia diagnozė, ar ne, ir mane dabar atleidžia. Aš net negaliu pasakyti, kad nes paskui manęs neatleis dėl to, kad aš sergu, iš tikrųjų, tai ar ne. Visi mes esam žmonės, tai bendraukim kaip žmogus su žmogum. Kitas dalykas, jeigu iki tol nebuvo normalaus bendravimo, tokio žmogiško, buvo tik tai pareigos su pareigomis, tai tas, žinai, apsimestinis kažkur instrukcijose perskaitytas elgesys, kad dabar ateisiu ir staiga sakysiu, Martynai, aš taip tave užjaučiu, bet tuo pačiu, žinai, pakelsiu ragelis, palaukit, tuo grįšiu. Atsiprašau, Martynai, tai va, aš taip tave užjaučiu, tai čia ne. Tai čia Dar ne. pablogint situaciją. Ja. Tai aš sakyčiau, kad į darbuotojus investuoti verta yra kasdien ir ne tada galvoti, kai jau juos reikia atleisti, kaip čia su jais dabar žmogiškai kalbėtis, ar ne. Kalbėti žmogiškai verta tikrai kasdien. Ir aš tikiu, ir tikrai yra daug organizacijų, kur tas ryšys yra fainas, šiltas, malonus ir viskas su to yra gerai. Beje, yra ir nemažai tokių, kur pareigos su pareigomis bendrauja, bet ne Martynas su Jonu ar ten Jurgita su kokia nors Nijolė. Ne? Turim klausimą iš žiūrovų. Žana klausia, ką lengviau atleisti, jauną žmogų ar pagyvenusį? Oho, koks geras klausimas. Jo. Aš sakyčiau taip, atleisti iš principo yra nelengva. Ne? Tai vienas momentas. Dabar aš negaliu pasakyti, ką yra lengviau atleisti jauną ar, tarkim, brandaus amžiaus žmogų, nes aš labai norėčiau žiūrėti į Martyną ar ten Nijolę, ne? Į žmonės, nes gali būti, kad jaunas žmogus, jo pirma darbovietė, ar ne, ir jį reikia atleisti ir jam tai duos tokį įspaudą likusioj karjeroj, kad maža nepasirodys, ar ne? Ir tuo pačiu brandaus amžiaus žmogui galbūt tai nebus jau tas įspaudas toks didelis, nes jisai gyvenime matęs tiek daug, gal jisai netgi pasidžiaugs, kad pagaliau ten, nežinau, kokio brandumo tas žmogus, ar ne, bet tarkim, kad galės dabar jau pagaliau anūkams visą dėmesį skirti. Tai aš labai nenoriu kalbėti klišėm, žinai, ar lengviau vyrą ar moterį, ar lengviau su vaikais ar be vaikų, ar ten seną ar jauną. Labai individualu. Labai. Taip. Dar vieną klausimą. Aš galvoju, sunkiausia yra atleisti tą žmogų, su kuriuo tu turi ilgametį ir labai gerą ryšį ir dar jeigu tu esi, pavyzdžiui, draugaujantis šeimomis, ten yra labai sunku. Dar Olga klausia. Ką daryti, jeigu žmogui nėra už ką rašyti rekomendacijų, nes darbo kokybė buvo prasta ir nepagrįsti reikalavimai, pretenzijos ir taip toliau. Čia daugiau turbūt apie pavienius atvejus, kai reikia atleisti žmogų ne dėl kažkokių tokių rinkos situacijų. O dėl to, kad jis tiesiog blogai dirbo. Ar net tiesiai šviesiai. Jūs pagalvokit, kad jūsų rekomendacija, ar ne, jinai turi būti tikra. Stengiantis būti atleidžiamam darbuotojui, pavyzdžiui, gera ir truputėlį padailinti rekomendaciją būsimam darbdaviui, tai reikš, kad jūs prarandat to būsimo darbdavio pasitikėjimą. Meluoti, sakyti, kaip nebuvo, tikrai nepatariu. Bet galima visada ir su tuo žmogum pasikalbėti.
jau prieš tai turbūt su juo būna kalbama, kad vat, nedarai to, nedarai ar ne, nesusikalbam ar dar kažkaip. Ir jeigu tas žmogus sako atleidimo momentu, bet Olga, bet jūs man parašysit rekomendacijos, man duosit rekomendaciją, ar ne? Tai aš ko gero labai nuoširdžiai ir labai nuo savęs, ne kaip vadovė, o nuo žmogaus, turėčiau sakyti, man labai gaila, bet aš negalėsiu tavęs rekomenduoti. Bet aš galiu tau duoti grįžtamą ryšį. Žiūrėk, tau reikėtų pastiprinti va tą ir tą. Tu esi geras va šitame, bet va tame tau reikėtų ar ne stiprėti. Tiesiog kiek įmanoma išvengti melavimo, gražbiliavimo ir tokio, žinai, kaip būna, nepatogu kažkaip jau ir taip atleidžiu žmogų ir dar neduosiu rekomendacijos, tai gal tiesiog parašysiu ką nors. Tai nėra nuoširdu, tai nėra žmogiška, tai sakyčiau ne. Ir tam pačiam žmogui, jo augimui, jo savivokai, tai yra labai didelė vertė, jeigu, žinoma, jis tik tai gebės išgirsti, suteikti tą grįžtamą į ryšį, tai gali jį iš tikrųjų paskatinti kažką tai paimti ir pakeisti galiausiai. Na, čia labai priklausys nuo žmogaus sąmoningumo, ar ne? Aš dabar, jeigu taip įsivaizduoju, klauso kažkas iš vadovų ir turi tokių darbuotojų, kurie neatitinka lūkesčių, tai jie turbūt sėdi ir galvoja, taip, jau matau, kaip mano grįžtamas ryšys jį augina, tai kad jisai neauga, tai kad jis nenori, tai kad jis ten toks ir anoks. Tai iš tikrųjų ne visi žmonės tam tikrų metų turi pakankamą sąmoningumą, bet aš per savo 20 metų praktiką esu girdėjus tiek istorijų, kai žmonės susivokia, pavyzdžiui, po keletos metų ir jie sako, tada man atleido, man atrodė taip nežmoniškai, bet kaip ačiū, nes to pasekoj, aš dabar esu ten, kur esu. Taip, vis tik verta tas atvirumas, tas tiesumas, jeigu ne iš karto ir jeigu netgi labai nepatogus, gali būti, kad jisai vis tiek pasiteisins, kaip tu sakai, gal ir po kažkurio laiko, negu tas pasirinktas patogesnis variantas paliks tokį neskanų. Jo labiau, kad abudu žinos, kad tai netiesa, ar ne? Taip. Tuo labiau niekada negali žinot tokioj mažoj rinkoje, kada vėl su kuo susidursi ir susitiksi, kaip tu sakai, tu jau praradai pasitikėjimą to būsimo darbdavio turbūt. Agne, o ko tu galėtum pačiam tam žmogui, tam darbuotojui, pasakyti apie vadovą jau pašnekėjom, kokios tau būtų įžvalgos, į ką reiktų atkreipti dėmesį, o tam žmogui atleidžiamam, sužinojo jis tokią žinią, ar gyvai, ar raštu, kažkokius gal gali pasakyti tokius pirminius žingsnius, ką daryti, kad truputėlį susirinkti save į krūvą. Žinai, aš labai norėčiau visų pirma perduoti žinutę, kad tai, kaip tu jautiesi, dabar, kai gavai tą žinutę, yra absoliučiai legalu, normalu ir ar tu ten jautiesi nesąmonę, aš eisiu rytoj apskūst, ar ten jautiesi, nežinau, kaip galėjo su manim taip padaryti, ar ne, ir galbūt savaitę nemiegosi, galbūt mėnesį nemiegosi, čia yra tavo, ne, ir tu gali jaustis taip, kaip tuo metu tu jautiesi. Bet kovoti, sakyti, koks aš durnas, čia tik darbas, kodėl visi gali su tuo susitaikyti, o aš negaliu, man taip skauda ar panašiai, ar ne? Tau labiausiai padės atjauta savo. Atjauta savo, jeigu jinai yra kažkada gyvenime atpažinta tavęs, ar ne, tai tu žinosi, apie ką aš kalbu. Jeigu niekada nedavai savo atjautos, neužjauti, ar ne, tai bus sunku, nes ko gero pasimsi botagą į rankas ir ten save plieks ir sakysi, kelkis tok, eik, kariauk, greitai ieškok darbo, nes ten, nežinau, kapsi paskola, nes ten dar kažkas, dar labiau save gąsdins. Tai noris kažkaip pasakyti, įsivaizduok, tave gyvenimas tam tikra prasme nuskriaudė, ar ne, bet dabar taip atrodo, kad nuskriaudė, atsitiko tai, ko tu neplanavai. Ką padės tas griežtas elgimasis su savim ir iš aukšto tokio, žinai, bendravimas, kad
tu gali, tu varyk, tu ten tą padaryk, dabar susirink rekomendacijas, dabar eik pietauk su visais, kas tik tai, žinai, tau gali padėti. Jeigu viduje širdis verkia, jeigu jauti, kad visiškai pasidarė pilka ir niku, tai tu žinau, kad pirmiausiai tau reikia šitą etapą išgyventi. Nes jeigu šitame etape tu eisi pietauti ir vaidinsi ten tą tokį, nieko tokio, žinai, atleido, bet tai čia jau seniai norėjau išeiti, tai va, žiūrėk, dabar man reikia iš tavęs va tokios pagalbos, jeigu kažką girdėsi, ar ne? Apgauti kitą žmogų, va taip pasirodyt geriau, negu tu viduje jautiesi, yra reikalų. Žinai, daug energijos. Po 1, 2, 3, 4 tokių pietų tu jausi, kad iš vis nebegali paeiti. Ir jeigu atsitiks taip, kad pavyzdžiui, tas, su kuriuo pirmą pietavai, tau skambins ir sakys, klausyk, ateik pasikalbėti, turiu tavo pasiūlymą. Tu įsivaizduoji, kaip tu eisi, kai jau pilvu šliauži po tos įtampos ir apsimetinėjimo, nežinau kaip pavadinti, etapo, net radus. Sunkiai įtikinsi. Tai aš žinau, kad jeigu dabar yra tų, kurie klausotės, nes esate atleisti, ar ne, tai aš žinau, kad gali būti, kad manęs pyksit. Bet aš labai norėčiau palinkėti. Pirmiausiai, prisiminkit, kai jūs daug dirbot, arėt ir svajojot nors kartą išsimiegoti. O kaip norėčiau ten paskaityti knygą. O kaip norėčiau nors kartą nestovėdamas, nebėgdamas pavalgyti. Tai dabar yra tas metas, kai tą galit daryti. Žinau, jums atrodo, kad trūks pinigų, nedaug dievė, nedirbsiu metus ar ten pusę ar dar kažkiek tai, ir ne, dabar reikia viską prie savęs laikyti, spausti ir, žodžiu, pamažai leisti. Nebūtinai. Kuo labiau pasirūpinsi savim, kuo labiau save palepinsi, leisi išsimiegoti, leisi savo, nežinau, ką tu ten mėgsti sportuoti ar dar kažką, ar ne, su vaikais bendrauti, tuo greičiau atsistatys energijos balansas. Ir va tada jau tu gali eiti ieškoti darbo. Jeigu sunku, va ta pilkuma užėjo ir jinai niekaip nepraeina, ar ne? Ieškok pagalbos, nes ne visada draugai gali padėti, ne visada artimiausias žmogus gali padėti. Kiek aš istorijų esu girdėjus, kaip pavyzdžiui, man atleisti vyrai sako, aš net nepasakiau žmonai. Aš važiuoju kas rytą į darbą, nes aš jai negaliu pasakyti. Jisai vaidina dar va tokį, ar ne? Arba jaunas ten koks nors, žinai, jaunuolis, aš nesakau tėvams, nes aš iš jų pasiskolinau pinigų, nes ten tas yra nas, ar ne? Kiek savo papildomai užsideda žmonės tokios naštos, žinai, iš nežinojimo, kad vat, atviras atsisėdimas ir pažiūrėjimas realybėje akis, kad ir kokia skausminga ta realybė būtų, ar ne, tai išlaisvina. Ir aišku, tarkim, jeigu žmonai pasakysi, tave atleido, o ten yra 2 mažamečiai vaikai ir žmona ten, nežinau, išsilies emocijomis ir puls į depresiją, dar kažką, suprantu, kad nepalengvint situacijos, ar ne? Bet jei nesakyti, tai irgi neišeitis. Tai yra specialistai, galima juos surasti, galima rasti mokamą pagalbą, galima rasti nemokamą pagalbą, jos reikia ieškoti. Ir noriu priminti, kad pagalbos ieško iš tikrųjų stiprų žmonės. Tai yra stiprybės požymis. Pripažinti, kad aš nesusitvarkau, kad man yra reikalinga pagalba. Ir profesionalas, jis tam yra profesionalas, kad per trumpą laiką padėtų vėl grįžti į tą taką, kuriame buvai, arba galbūt kurti naują kelią. Taip. Čia toks jau nuskambėjo kaip ir toks pabaigos palinkėjimas, kad priimti tą, kaip yra, leisti savo jausti tai, ką jauti, leisti savo išbūti ir tada po truputėlį pačiam arba jeigu reikia su pagalba, grįžti į kažkokias tai vėžes, senas, naujas, jau čia labai individualu, bet va priimti tą realybę ir priimti save, ar ne? Taip. Ir žinai, būna, kai žmogų atleidžia, jisai labai greitai pamiršta, koks jisai geras. Ypač daug metų dirbo toj pačioj įmonėje, ir ne? Bet sako, ką aš žinau, 15 metų, darau, bet tai čia tik toj įmonėje, tik su tokiom sistemom, ką aš žinau, ar aš galėsiu ten kitoj įmonėje.
o be to, ar man mokės tiek pinigų, o be to, man nereikėjo anglų kalbos, o dabar visiems reikia anglų kalbos, ar ne? Ir žmogui galvoje prasideda neigiamų minčių, toks takelis ir jisai vis platėja ir žmogus pradeda skęsti. Ir va čia specialistas gali labai gražiai padėti, ar ne? Vat priminti, kad palauk, tu šitiek metų dirbai darbą. Nu, taigi nesi visiškai nieko vertas, ar ne? Tai prisiminkim. Va čia geras, ar ne? Su kuo gali pakalbėti? Kas tau gali padėti, ar ne? Nemokė anglų kalbos, žiūrėk, gavai išeitinę, gal dabar yra laikas ją išmokti, ar ne? Kaip pastiprinti save. Ir kad vat, tas, žinai, proto chaosėlis, jisai labai nurimsta, kai žmogus atranda kryptį. Aha, supratau, ką reikia daryti. Taip, atsirado nauji ritualai dienoje, ar ne, va dabar žiūrėsiu skelbimus, va dabar ten online, kai galima mokyti visko ir nemokamai. Ir tik tai susidėti, žinai, sistemą kažkokią tai, kad būtų disciplina ir būtų aiškumas. Ir aišku, lengva man sakyti, bet visada labai padeda tikėjimas, kad vis tiek aš tą darbą surasiu. Visi suranda ir aš surasiu. Galbūt užtruks ilgiau, gal trumpiau, bet taigi surasiu. Ačiū tau, Agne, labai už pokalbį. Klausytojai irgi rašo ačiū. Tai aš tikiu, kad kažkas paklausė kaip informacinį, žinai, tokį interviu, o kažkam tai tikrai nusėdo ten, kur turėjo nusėsti ir ta žinutė pasiekė ir kažkas gal įsikvėpė, kažkas gal susimastė. Tai tikrai ačiū, tema jautri ir tikrai lengva mums sėdėti ir kalbėti, o va, tuo momentu šiek tiek kitaip viskas atrodo, bet tam yra profesionalai, tai tą žinokim ir naudokimės. Taip ir norisi sakyti, yra padėtis, yra išeitis ir mano duris atviros 20 metų su tame, tai jeigu tik tai nors kam ten girdėjusi, kad o gal, žinai, norėčiau su ją pabendrauti, tai jūs žinosit, kaip mane surasti, ne? Šiais laikais net nereikia sakyti, kur ieškoti, visi žino, į internetą suvedi vardą pavardę ir viskas aišku. Viską išmeta. Gerai, Agne. Galba yra, reikia tik tiest ranką, žinai, ir ten kažkas iš kito ekrano, žinai, gali tavo ranką paimti ir pavėdėti tam tikrą kelio dalį. Truputėlį palaikyti už rankos beina. Taip. Ačiū, Airina, labai tau. Visiems linkiu gražių dienų. Išlikim sveiki. Taip, likit sveiki o mes susigirdėsim, susimatysim kitais pirmadieniais. Iki. Iki.